Nuo 2026 m. sausio 1 dienos verslo liudijimo turėtojai galės deklaruoti 50 000 eurų pajamų. Galės tiek uždirbti. Bet čia yra vienas bet. PVM riba vis dar išlieka 45 000. Ir jeigu tavo veikla yra PVM objektas, tai laikyk ant pulso. 50 000 gavus pajamų teks registruotis PVM mokėtojų kaip fiziniam asmeniui. Ir dar primenu, kad 4500 eurų sandoriai su juridiniais asmenimis. Vadinasi, jeigu tu vykdai veiklą su verslo liudijimu, tai parduoti prekių arba paslaugų gali tik tai už 4500 juridiniams asmenims, kitaip sakant, įmonėms, vykdantiems ekonominę veiklą. Tai tiesiog trumpas priminimas, nereikia gal labai čia džiaugtis dėl tų 50 000, čia gal, nežinau, vykdantiems veiklą su verslo liudijimu nuomos paslaugas gal labiau 051 kodu, o šiaip visiems kitiems tai vis tiek ta aktuali riba būtų 45 000. O toliau jau kas virš, reiktų gerai pagalvoti. Gal tada reiktų galvoti apie kitą veiklos formą, na, žodžiu, tai priklauso nuo kiekvienos situacijos. Tai pelningo verslo.